Labadiena gerbėmiai. Malonu Jūs matyti susirinkus į Marijos Draugelienės knygos Gyvenimo akimirksniai pristatymą. Visi puikiai turbūt pažįstat tą nuostabią moterį, mokytoją. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad man pasisekė gyvenime, kad aš patekau į jos rankas mylinčias ir jinai mane nukreipė į sritį, kurioje aš esu laimingas. Ko daugiau reikia gyvenime? Dabar norėčiau sudainuoti dainą, kurią parašiau pagal Marijos Draugelienės eiles. Mano metai, taip vadinasi šitą dainą. Mano metai, rytmečiai saulėti, mano metai, lyg ugnies liepsna, skuba, skuba ir nebesustoja, nors vėjuosi žydinčia lanka. Skuba, skuba ir nebesustoja, nors vėjuosi žydinčia lanka. Mano metai, baltos pakalnutės, mano metai, žaibo kibirkštis. Ėjo ir nuėjo šilo pakraštėlis, po egle sugulę ilsisi jauni. Ėjo ir nuėjo šilo pakraštėlis, po egle sugulę ilsisi jauni. Na 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 di da 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 na 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 di da 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 di da da da. Mano metai, rudenėlio lietus, mano metai, skausmo kupini. Bėgo ir nubėgo, tarytumei mergaitės, išsvajotos laimės, bėgo pasitikti. Bėgo ir nubėgo, tarytumei mergaitės, išsvajotos laimės, bėgo pasitikti. Mano metai, audrios sniego pūgos, mano metai, broliai devyni, ant žirgų parijoja, iš klastingų tolių miega čia prie šilų didvyrių miegų. Ant žirgų parijoja, iš klastingų tolių miega čia prie šilų didvyrių miegų. Mano metai, mano metai, mano metai, mano metai, džiaugsmo kupini.
Leiskite pasakyti, kad labai džiaugiuosi. Meluoju, nedžiaugiuosi. Nesidžiaugiu, čia ne taip apibūdinčiau šitą savo jausmą. Aš jaučiuosi taip, tarytum man vėl 18. Nu rimtai, žiūrėkit, kiek čia aukso obuolių sukrito. Širdis dainuoja tiesiog. Ne tik Giedrius, bet ir širdis dainuoja viduje. Labai džiaugiuosi, kad susirinkote, kad atėjote į mokytojos vakarą, kurį mes būtinai parodysime jai mūsų technologijų pagalba. Sausio 7 dieną mokytoja minėjo savo 94 gimtadienį, o jos protas, atmintis beprotiškai šviesi. Ir labai džiaugiuosi, kad mes sugebėjome įrašyti filmuką, interviu, kalbėti su ja ir netrukus jums parodysime, bet iš pradžių trumpai noriu pristatyti ir papasakoti, kaip gimė jos 6 knygelė. Aš kaip bibliotekos vedėja turėjau sugalvoti jau, kaip sakyti, tradicinę tapusią Pyragų dienos, reiškia akcijos intenciją, kam bus renkami pinigėliai. O kadangi bendravau su mokytoja, jinai labai svajojo išleisti savo 6 knygą. Ir žodžiu, mudvi nutarėme, kad kaip Beata Nicholson sako, darymo būdu, nes kitaip dalykai nesidaro pasaulyje. Ir kadangi turėjau labai daug šaunių pagalbininkų, tai viskas labai, labai buvo paprasta ir lengva. Kadangi mokytojai savo 6 gyvenimo knygą sudėjo biografiją, scenarijus, mokinių kūrybą, tai, žodžiu, apsiėmėme mes visą tai sutalpinti, nors į tą knygelę, kaip aš skaičiau, ją tilpo ne tik tai, bet daugiausia padėkų už visas knygas, kurias jūs, mėlyjei, padėjote jai per visą savo tą laiką. Beje, jinai pradėjo rašyti knygas nuo 70, 6 knygas nuo 70, taip kad jeigu kažkas galvojate, kad tai yra, prasme, jums jau per vėlų kažką daryti, tai negalvokite taip, viskas prieš akį, reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti. Tai va, tai žodžiu, nutarėme rašyti tą knygelę, turėjau pagalbininkų, Edita, mūsų klasiokę, davė kontaktus, labai nuostabaus mūsų, žodžiu, pagalbininko leidyklos Homo Liber direktoriaus, kuris manęs paklausė vieno dalyko. Mes su Jūrate nuvažiavom, dešinioji ranka pagalbininkė, beprotiškai, ne tik tai gera klasiokė, draugė, nežinau, turbūt nesupyktų, jeigu aš vidurį nakties jai paskambinčiau, būtų bėda. Ačiū tau, Jūrate. Žodžiu, susiradome mes tą leidėją ir jisai sako, žodžiu, kainuos knygelė tiek. Aš sakau, mes turime per pusę tiek. Jisai taip patylėjo, pažiūrėjo, pagalvojo ir sako, žiūrėkit, sako, leidžiam, bet sako, atsakykite vieną klausimą. Sakau, kokį klausimą? Sako, kuo ta mokytoja tokia stebuklinga ir ką jinai jums padarė, kad jūs taip dėl jos stengiatės? O vat, kaip myli, tai neieškai atsakymų, ar ne? Tiesiog, vat, myli ir tiek. Jeigu tau žmogus yra brangus, tai tu net negalvoji, kodėl jis tau yra brangus. Tiesiog jis tau yra brangus. Žodžiu, jisai klausėsi, stebėjosi ir nesuprato, kaip įmanoma, kad beveik 30 metų praėjo po vidurinės baigimo, o mūsų draugystė su mokytoja vis dar liepsnoja kaip vakar. Todėl baigiu savo trumpą įžangą ir visus kviečiu pasižiūrėti tą filmuką, kurį mums pavyko nufilmuoti. Ir visiems linkiu gero jausmo atėjus pas mokytojai svečius, nes mes ir buvom pas ją svečiuose. Jauskitės taip, tarytum ji būtų čia, nes jinai beprotiškai norėtų čia būti. Bet jau dėja 5 metai neišeina iš namų, todėl technologijų pagalba mes ją pasikvietėme į biblioteką ir dabar būsim įsidraugę. Taip kad gero žiūrėjimo ir... Atėjau širdimi į šausto žodžio maršką, jūs apglėbti ir sušildyti, o ir pati sušilti. Mano auklėtiniai, ateinat pas mane vidurnakčio aiduos,
aš jūs kelius sapnuoju, laimėjimai džiaugiuos, man jūsų vardai gražiausi ir pavardės tikrai. Sutikusi paklausiu, kaip auga jūsų vaikai, tada džiaugsmingai šnekat, ar liūdit nuoširdžiai, kas gera man pasakot, kas bloga nelabai. O man didžiausia šventė, kai gatvėj sutinku, pro šalį nepraeinat, pasveikinat šypsniu. Kas gali būti brangesnio už pagarbą iš tų, kurie mylėti kraštą mokės iš mūsų širdžių, o jau paskui iš raštų, poetų kūrinių, kad tiesų kelią rastų tarp tūkstančio kelių. Palaiminti tie metai, kai buvome kartu. Jūs likote geriausi man iš visų laidų, nes laikas jau ištrynė, kas buvo nesklandu, kas gera užaugino lyg ąžuolą laukų, kuris nepasiduos jau nei vėtroms, nei kerams. Linkiu sveikatos, laimės jums, mano mokiniams. Ar visą laiką svajojote tapti mokytoja? Augau 2 okupacijų apsuptyje. Tada jau buvo prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. Tai buvo baisus laikotarpis. Žydų likvidavimas, partizanų žūtis miške, žmonių trėmimas į Sibirą. Aš jau mokiausi Marijampolės 2 gimnazijoje tuo metu. Gyvenimo sąlygos, ištrėmus tėvą į Sibirą, mūsų šeimai ypatingai pasunkėjo. Trūko ir maisto, ir gražesnių rūbelių. Ką daryti? Kaip gyventi? Sužinojau, kad Marijampolės mokytojų seminarijos mokiniams mokama stipendija, o labai gerai besimokantiems kas mėnesį pridedama 50 rublių priemoka. Tai man tiko. 250 rublių jau nemenki pinigėliai. Išlaikiau egzaminus ir buvau priimta į 2 kursą. Tai ir mokiausi 1 5, o ką darysi? Ir žinojau, kad dirbsiu mokytoja. Svajonės būti mokytoja niekada nepuoselėjau. Tai štai kaip atsitinka kartais. Bet nekaltinu likimo, nes ši profesija man patiko. O vėliau neakivaizdiniu būdu baigiau pedagoginį institutą ir iki 80 metų amžiaus dirbau mokykloje. Mokytoja, o kada atradote save kaip kūrėją? Sulaukusi 70 metų išleidau pirmą eilėraščių knygelę. Niekas man neliepė rašyti, niekas ir neprašė. Aš tiesiog pati nusprendžiau pabandyti būti poete kabutėse ir tiek. O kaip sugalvojote rašyti knygas? Iš viso išleidau 6 poezijos knygeles ir padėjau išleisti stambią knygą. Kas labiausiai jūs įkvėpė rašant knygas? Tai įvyko spontaniškai. Kaip sugalvojau, taip ir padariau. Mokytoja, o kokie didžiausi iššūkiai buvo rašant knygas? Džiaugiausi, kad pavyksta parašyti
nes knygeles norėjo skaityti mano mokiniai ir skaitė. Ir paimdavo iš manęs, kai duodavau. Ir drąsino dar daugiau rašyti. O man to ir tereikėjo. Aš tikėjau, aš rašiau, jie skaitė, tie mano mokiniai. Tekstus surinkdavo kompiuteriu, kai reikėdavo išleisti. O ir pinigėlių leidyklai visada surasdavo savo piniginėse. O kokie buvo didžiausi iššūkiai rašant knygas? Rašant eilėraščius, sunkiausia būdavo rasti temą. Kodėl apie tai rašai? Kam rašai? Vardan ko rašai? Po to atitinkamą frazę, žodį. Man padėdavo dabartinis lietuvių kalbos žodynas ir kiti spausdiniai. O visą kitą mokėjau pati, juk buvau pedagogė, lituanistė. Kaip gimė mokytoja jūsų 6. knyga Gyvenimo akimirksniai? 6. knygelę Gyvenimo akimirksnių išleisti paskatinau buvusi mokiniai Kristina Serapinienė. Ji ir vadovavo visam knygos išleidimo procesui, kaip ir pristatymui. Bet Serapinienė nebuvo vienišas karys šitame karo lauke. Turėjo didžiulę armiją pagalbininkų ir padėjėjų ir visi savanoriškai sutiko prisidėti prie šios knygos išleidimo. Štai, kad dešinioji ranka buvo Rūta Suchodolskytė, kairioji ranka buvo Jūratė Veličkaitė ir visas pulkas aukso obuolukų, neskaitant to, kad Pyragų dienos proga pernai metų buvo suaukota visų apsilankiusių bibliotekoj lankytojų žmonių pinigėliai, kurių dėka ir gimė šitas jūsų 6. kūdikis, knygelė Gyvenimo akimirksniai. Mokytoja, o kodėl būtent toks šios knygelės pavadinimas? Knygelės pavadinimas Gyvenimo akimirksniai dėl to, kad man gyvenimas baigia skaičiuoti jau 94 metus. Tai daug. Ačiū gyvenimui. O išsirinkau man buvusius gražiausius įvykius. Kodėl šioje knygoje sugulė būtent šių mokinių kūryba? Vadinasi, galėjau laisvai rinktis. O kokių reikia turėti savybių, norint tapti rašytoju? Pirmiausia, reikia labai norėti, ką nors palikti po savęs. Tada tikėti savo išgalėmis ir dar daug kantrybės, nes vien vaizduotės oi nepakaks. Ir mylėti savo darbą. O ko norėtumėt mokytoja palinkėti savo knygų skaitytojams, kolegoms, mokiniams? Mokiniams bei mokytojams linkėčiau mokytis bent suvalkietišku darbštumu. O tu, Kristina, kaip manai, ko reikėtų? Aš galvoju, kad reikėtų būti tokiai pačiai užsispyrusiai kaip jūs. Ir turėti daug svajonių ir siekti tų svajonių. Nes kaip turi svajonę ir jos sieki, tada nėra laiko galvoti apie ligas. Taip. Nes tos ligos gaunasi taip, kad jos turi palaukti, kažkur uždarytos, nes mes turim reikalų ir turim tos reikalus sutvarkyti. Visai teisingai. Mokytoja, o ar turite savo širdžiai mėgstamiausią dainą, kuri jums labiausiai patinka? Turiu, kaipgi. Aktoriaus Giedriaus Arbačiausko daina Na kaip man tavęs nemylėti. O labiausiai patinka lietuvių liaudies dainos, nes juose plazda gyva lietuvių tautos širdis.
kas mieliau suskambės mums už gimtąją kalbą, kas lik saulės laidos, toks pats savas mums liks. Tai iš jos, iš kalbos tautos godos atgyja ir prabyla senų mūsų dainių balsai. Rodos laukas sakai, o regi Suvalkija. Rodos beržas tari ir lopšinės klausai. Ir seni, ir maži, mes kiekvienas ją kalbam. Ja, įduota mamos, lygi gyvas neši. Rodos tarsi žodžius, o paglostysi galvą. Jau tokia ta kalba, mūsų gimtoji graži, Česlova Jakštytė. Šėla šešėliai, ta šėla pamilę, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip. Dar norėčiau pasakyti, kad mokytoja labai daug įdėjo, kaip čia pasakyti, pastangų, jinai labai ruošėsi šitam interviu, bet kadangi aš pas ją vaikščiau daug kartų ir mes su Jūrate kaiminėje ant čekio, kadangi abidvi neturėjom tuo metu, ant ko rašyti, susirašėm klausimus, aš juos, žodžiu, paskiau gražiai ant lapo mokytojai nunešiu, sakau, mokytoja, va šitie klausimai, mes jūsų klausim, kaip darysim įrašą. Ir jeigu tik būtumėt žinoję, kaip jai lėjosi kalba, jinai nei skaitė, nei ten kažkur kažką, tai jinai tiesiog kalbėjo nesustodama, tik tai aš laiko labai daug neturėjau. Bet labai buvo gaila, kad aš viso to pokalbio neįsirašiau, bet dalį įsirašiau. Bet kaip, žodžiu, atėjom su Jūrate jau filmuoti šito filmuko, jinai buvo labai stipriai pasiruošusi. Beje, ant knygelių jinai sugebėjo tik tai datą ir parašą suraityti. O kaip ruošėsi šitam interviu, jinai visą sąsiuvinį prisirašė, ką jinai kalbės. Ir mes daug laiko užtrukom, bandydamos ją atkalbėti, sako, mokytoja, viską iš čia atsakysite, sakau, nereikia čia to sąsiuvinio, žodžiu, nesijaudinkit, čia jums puikiai seksis. Nesakė, aš pasiruošiau. Tai va, tai, o dabar perleidžiu sceną Giedriui. Na, kadangi šitą dainą patinka mokytojai Marijai, tai aš norėčiau ją ir sudainuoti dabar. Prisijunkit, kas mokat. Kai rudenio klevo viršūnė alsuoja ir debesys sunkiai praplaukia iš lėto, kai skruzdės slepias ir tu nesesuoja, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, kai gervės suklykia nuo upės pakėlė ir rūkanos supas ir gelsta gėlėta ir šėla šešėlė, tą šėlą pamylę, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, kai ilgesio smilgo saulėlydžiai žybčios ir lauksi, kol medžiai rausumą išmėtys ir lauksi ant kalno išblėstant bažnyčią, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti,
na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, jau žingsnį sulėtina rūškanos dienos ir tu, rudenį, savo žingsnį sulėtink, dar šypsos pro debesis, žalsganas mėnuo, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, 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 kai medžių šešėliai jau ima ilgėti, kai visas pasaulis iš proto išėjo, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti, na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti. Knygų pristatymuose paprastai būna perskaitomos ištraukos iš knygų ir aš norėčiau tą padaryti, kadangi man buvo suteikta laisvė, tai aš ir tos laisvės, pasinaudodamas progą, tą laisvę ir pasinaudosiu. Marija Draugelienė. Gyvenimo akimirksniai. Ištraukos. Gimiau 1931 m. sausio 7 d. Marijampolės rajone, netoli Igliaukos. Sodybos, kurioje augau, neprisimenu. Atmintyje liko tik aukšto, visoje apylinkėje įsiskiriančio maumedžio vaizdas. Tikriausiai šiandien ten driekėsi vieškeliai pro mano namą ir beržai dainuodami toli eina. Henrikas Nagys. Dar žinau, kad mano gimtinės laukas ribojasi su poeto Anzelmo Matulevičiaus Matučio žeme. Bet vargo vėtros išvijo mano šeimą iš gimtinės. Dabar jos gal ir nerašiau, nors žinau, kad ji yra. Žinau ją nupirkusio žmogaus pavardę. Daug apie ją žinau, bet deja, kelelį jau pamiršau. Vis ruošiausi susirasti tą kelelį į gimtinę, vis kažkas lyg šnabždėdavo man į ausį. O kodėl neaplankai savo tėviškės? Ji laukia tavęs. Širdis slapčia verkia ir skausmo dėl prarastos tėviškės, kol pagaliau susiradau ją praėjus 89 metams. Svajonėse susiradau. Ir vėliau aprašiau vaizdelėje Močiutės sodas. Eilėraščių rinkinys Vakaro palytėjimas, išleistas 2016 metais. Tėveliai manęs laukė. Sakė, kad tėvas net gimimo dieną suklydo iš džiaugsmo. Kai gimė dukra, gimiau 8 dieną, o gimimo liudyme užrašė 7 dieną. Jau buvo gimęs brolis, o po 5 metų pasaulį išvydo dar vienas berniukas. Taigi šeimoje augome 3 vaikai – Kazimieras, Marija ir Algirdas. Tėvelis buvo dvasingas savamokslės žemdirbys. Lūpinė armonikele. Šoko valsus, polkas, kadrilius arba vėl. Staiga pirštus sunėrė, tai žino, kad juoko bus. Šypsena kasdien veide žydėjo. Skobė šaukštus, geldas, mums vaikams klumpeles išdrožinėt mokėjo. Kiek pavydo būdavo draugams. Eilėraštis tėvas. Motina mano. Jai daugiausia skolinga ir dėkinga už tai, kokia esu. Už meilę, paguodą. Kad sielvartą juodai sklaidžius iš mano širdies kentėjai, ėjai per gyvenimo gruodą. Tavim mano mama gėriuos.
Dėkoju, kad meilę gimtiniai manojų širdį auginai. Giliai į krūtinę įkrito tėvynė Šiloji, melsvieji ežerai, vešlus vasarojus, baltieji beržai, pavasario lietus, gojelių ramybė, prisirpusių vyšnių kerai, o raštai mantrų saudimų, kur būčiau liks brangus tavosios kūrybos perlai. Gyvos aš tavęs mylėti nemokėjau. Buvau nemeili, o kartais šiurkšti, bet tavo širdis man atleisti skubėjo, dėl to tu man esi brangi. Kai beržinė gegutė kukuos, kai raudona pražys radasta, baltus žiedus įskleis obelėlė jauna, kai vėjelis užmigs dobilėlių glėby, vakare ir kas ryt, tavo meilės ilgėsiuos mamyt. Jeigu motulė vaikystė sugrįžtų, tau kelią gėlėm aš išpuoščiau, o tavo pražilusią galvą karštai, oi karštai išbučiuočiau. Atleiski man, mama, mylėt nemokėjau, dėl to taip labai kankinuos. Tūkstantis 1951 metais baigta mokytojų seminarija. Sovietinė valdžia išblaškė mus po visą Lietuvą. Marijampolė, Jieznas, Veisiejai, Sangrūda, Telšiai, Gargždai, Šakiai, Kudirkos Naumiestis, Šilalė, Kvėdarna, Tauragė ir kita. Prasidėjo ilgi ir sunkus ieškojimų metai. Per 2 dešimtmečius subrendau kaip lietuvių kalbos mokytoja, o teko išbandyti daug ką. Taigi buvau eilinė mokytoja ir 7-metės, vėliau 8-metės direktorė ir vyr pionierių vadovė, mokyklos direktorė. Dabar juokinga ir graudu. Neišbrendami purvo keliai, pėstute ar sunkvežimiu per lietų ar šaltį 32-35 km į rajono švietimo skyrių. Nemalonus važinėjimai rinkimų į aukščiausiąją tarybą ir kitas instancijas per neišbrendamas pusnis kartu su vadinamaisiais liaudies gynėjais, reidai pas valstiečius paskolų ar raginimo stoti į kolūkius. Mokinių tėvų lankymas dėl mokymosi ir stojimo į komjaunimą. Durų varstymas pas kolūkio pirmininkus dėl sunkvežimio ir kita. Rūpesčiai, rūpesčiai, rūpesčiai. Tokia buvo kasdienybė. Ir dar. 1959 metais baigiau Šiaulių pedagoginį institutą. Įgijau vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Tapau draugelienę. Gimė vienintelis sūnus Valerijus. Taigi tiek tik tai ir teturiu, bet tiek ir užteko. Atėjo didžioji branda. 43 metai. O iš viso 59 Trakų Vytauto didžiojo gimnazijoje. Čia 2 kart mokytojos metodininkės atestacija ir gilesnis klasės vadovės darbo supratimas. Netrukus Aivaras Dočkus eilėraštyje Girdžiu tave rašys. Dar nebuvo niekad taip arti mūsų širdys, o po kojom žemės trupiniai. Dar nebuvo niekad taip arti tavo mintys, mano žodžiai, mūsų sakiniai. Tai buvo turtingiausi darbo metai. Daugiau nei 50 lituanisčių žurnalistų. 3 filosofai. Puikusis dainuojamosios poezijos kūrėjas anglistas Aivaras Dočkus. Žavusis aktorius Giedrius Arbačiauskas. Rūta Suchodolskytė Neniškienė, 2 poezijos knygų autorė, apie mano kūrybą pasakiusi vienatvės, bet ne vienišumo poezija. Erika Dobrovolskaitė eilėraštyje taikiai apibūdinusi mano asmenybės esmę. Ir Gytis Baliukonis nepagailėjęs 1000 mano poezijos knygoms išleisti. Gydytoja Asta Kemežienė, kantriai prižiūrinti mano sveikatą,
ir antros laidos auklėtiniai. Geriausi iš visų laidų. Ir vadinamieji 23 laidos aukso obuolukai. Lazda. Tyla. Tik laikrodis nervingai tiksi skaičiuodamas sapnų sekundės. Bet greit išauš diena. Nei vėjo, nei lietaus. Tik tai neramus širdies dūžiai ilgai dar nenutils. Ilgai? Kažin. Nubėgs minčių keliai tolyn. Vėl naktys grims į tylą. Vėliai mėnulio pilnatis pro lango stiklą įsibrovus. Užmigt nebleis. Pabudins ilgesį viltis. Stebėsi spindulių gausa pavargusi širdis ir lauks su nerimu dienos. Kai dienos išeisi į gatvę žiemos, kuriam skubės minia nerūpestinga, sustojus prie vitrinų, ramstysiesi lazda lyg laukdama kažko, ko labai labai stinga. Buvę pažįstami, draugai, praeidami pro šalį lyg šypsosis, lyg ir ne. Bet tu jau nesumosi, ar mena jie tave, ar ne. Vėl atkarpa gyvenimo su lazdele matuosi. Rūta Suchodolskytė, 111. 111 eilėraščių lyg 3 lazdelės. Po 2 į parankę, o viena kojai, kad būtų lengvesnis pasaulis. Angelo sparnas po mentim, jo plunksnant tako kuždėjimas. Gydytojų nepripažinti nuskausminamieji. 111 kilometrų nuo senosios sostinės ligi gimtosios kalbos ištakų miesto, kur noksta ir krenta atminties sodų obuoliai, prisiminimų sukeltų ilgesių girgždas virti šulinio, kupino žvaigždėto ir švelnaus pirmapradžio vandens. Janina Degutytė. Motinos kalba. Iš kopų šnabždėse, su debesim ir prošvaistė, iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų, iš duonos kvapo ir miškų giesmė. Kalba gimtoji, lūpos naidėta, lietuviškai, geltonos pievos šneka ir tie mediniai papilkėję kryžiai ir aukštos varpinės ir mažos gatvės nulytais akmenim į dangų atsigręžia. Nulytais akmenim į dangų, į aukštą dangų atsigręžia. Pilėnų laužuose išdeginta išlydyta su perregima gintaro šviesa. Ji motinos baudžiauninkės lopšinėse, į pirčiupio smėlynų raudose, kad išsakytų tarsi paukštį ulbantį, kad lygi galo vieškeliu lydėtų
iš duonos kvapo ir miškų giesmės. Kalba gimtoji, lūposna įdėta. Kalba gimtoji, lūposna įdėta. Iš duonos kvapo ir miškų giesmės. Lietuviškas žodis liko kraujo raidė ant kamerų akmens ir pelenuos. Pasaulio kryžkelė prie Nemuno ir Baltijos likimas. Motinos kalba dainuos. Lietuviškai geltonos pievos šneka ir tie mediniai apilkėję kryžiai ir aukštos varpinės ir mažos gatvės nulytais akmenim į dangų atsigręžia. Nulytais akmenim į dangų, į aukštą dangų atsigręžia. Nulytais akmenim į dangų, į aukštą dangų atsigręžia. Čiurlenkų pokšnė žolė, rusenk žaryje nuo aukuro seno, sidabro varpelį, skambėk, skardėk, čiurlenk. Rusenk, skambėk, skardėk, gyvenk mano lūpose, nes šiandien tu mano. Ačiū. Kadangi aukso obuoliukai ne visi Lietuvoje, kiti išsibarstę po visą platų pasaulį, tai labai kviečiu pasižiūrėti linkėjimus, pasisakymą iš Amerikos. Mūsų Lina gyveno 20 metų, bet jinai pati pasipasakos, už to įjungsiu. Labadiena, su jumis sveikinasi Lina, buvusi Urbelytė. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs ir džiaugiuosi, kad išleidote 6-ąją knygą. Nuoširdžiai dėkoju už viską, ko mus visus išmokėte ir visas vertybės, kurias mums įskiepijote. Didžiausias mano atsiminimas būtų, kad man ganėtinai sunkiai sekėsi rašyti rašinius. Skaičiuoti sekdavosi neblogai, bet rašyti nelabai. Tačiau jūs suteikėt man galimybę ateiti pas jūs į namus vakarais ir mokytis rašyti rašinius, kad išmokčiau rašyti ne vieną, tai yra parašyčiau ne vieną lapą, o 7. Ir kaip mes tą darėm? Jūs duodavot man Giedrės Šabauskaitės rašinių sąsiuvinį ir reikėdavo skaityti. Reikėdavo skaityti taip, kad aš išmokčiau rašyti plačiai apie viską, o ne trumpai, aiškiai ir drūtai. Jau 20 metų gyvenu Jungtinėse Amerikos valstijose ir galiu didžiuotis, kad 5 metus dirbu 6-dieninėje Bostono lituanistinėje mokykloje, kur su lietuvių vaikais dalinuosi tuo, ką jūs mane išmokėte. Mokau 9 ir 10 klases lietuvių kalbos ir literatūros. Mokiniai, išskaitant mano pačios sūnų, kuris šiuo metu yra 10 klasėje, laiko ir išlaiko Lietuvos švietimo ministerijos parengtą egzaminą dvikalbystės spaudui gauti. Tai tuo mes galime didžiuotis ir vėlgi sakau, perduodu tai, ką išmokau iš jūsų. Tad dar kartą dėkoju jums už viską, linkiu pačios geriausios sveikatos ir lauksime naujos knygos. Ir kviečiu pažiūrėti dar vieną įrašą, jisai bus iš Lietuvos, iš Anykščių. Rūta prisidėjo prie visų 6 mokytojos knygų, jinai buvo vyr redaktorius, jinai tikrai mūsų klasės ir rašytojas, ir poetas, žodžiu, tikrai daug laiko praleido su mokytoja
ir labai norėjo dalyvauti čia, bet kadangi aplinkybė susiklostė taip, kad negalėjo, tai irgi atsiuntė įrašą. Ji yra mūsų didelė įkvėpėja, gimtosios kalbos šaltinis, mes iš jos sėmėmės ir tebesėmėme gražių sakinių, vaizdingų posakių ir poetinio dvelgsmo, kuris kažkaip galbūt nematomai visuose mūsuose įleido šaknis ir mes tam poetiniam žydėjime vaikščiojom gal kartais to ir nepastebėdami, o jis mus taip aukštai pakėlėjo virš žemės ir suteikė sparnus. Kaip žinia, tas žemiškas gyvenimas kartais purvinas, nelengvas, o štai poetinis šiek tiek suteikė jam šventumo. Tai esu be galo dėkinga pačiai mokytojai, kad jinai suteikė tokią galimybę prie jos pabūti. Galbūt kažkoks vyko ir nematomas auklėjimo procesas. Jinai mane visąlaik palaikydavo ir poetiniam kely kažkiek palaikė, bet aš manau, mane gerokai pralenkė. Tai šį kartą mokytojas pralenkė mokinį, nes išleido 6 knygelės, o aš tik 2. Čia bevartydama jos knygas radau man dedikuotą eilėraštį, kurį galbūt paskaitysiu. Rūtai, tu pavėsio daigelis, užaugai kaip nendrė, tiesi, išplėtus terasės akis, širdim atvira per pasaulį eini. Usnės ir dilgelės blaškos neramiai patvory, o tau kas? Erdvė išsvajota, į nežinomus tolius skubi. Nei lietus, nei vėjai nebaisus, kai širdis išvalyta skaidri, pakerėta idėjos vienbalsės, plaka lygiai, tvirtai išdidi. Paukščių negąsdina mėlyni aukščiai, gimtinės džiaugsmui pavasarį grįžta, kur jaunystės sapnai širdį ramina, galvą paglosto. Dilgelės usnės seniai nuvyto, o nendrė tiesi išnaši, tai dėl to, kad širdim išvalyta per gimtąją žemę. Nulyta, kaip gražiai nulyta, vaivos juosta per dangų nutysus, te svajonės niekada nepaklysta, o meilė žmonėms vis karščiau liepsnoja. Mokytoja Marija Draugelienė, 2017 m. kovo 18. Štai tokia nuostabi mūsų mokytoja ir mes vaikštome jos įkvėpti ir dėkoju visiems susirinkusiems jos klausyti ir palaikykime ją savo mintise, širdise, išgirskime jos poetinį žodį. Tai dėkoju, linkiu visiems gero vakaro, sudie. Na kągi, mūsų vakaras eina po truputį į pabaigą, todėl dabar norėčiau pakviesti pasisakyti tuos obuolukus ir ne tik obuolukus, o visus mokinius, kurie draugavo su mokytoja arba šiaip nori kažkokį žodį tarti jai, už tai, kad jinai būtinai jūsų linkėjimą išgirs, pamatys. Ir dabar kviečiu mūsų obuolukų klasės sielą, Lietuvos Respublikos Seimo narę Editą Rudelienę tarti žodį, prašom. Tai labą vakarą visiems susirinkusiems, labas vakaras mokytoja, labai gera būti šitam vakare jūsų. Taip, esu iš tos 23 laidos Aukso obuoliukų, čia mūsų nemažai, taip jaučiuosi tokiam kaip beveik klasės susitikime arba abiturientų gal vakare. Mes neturim Vytauto Didžiojo gimnazijoje tokios tradicijos, kaip kad kitos mokyklos turi tos abiturientų vakarus, bet čia beveik tas momentas čia įvyko šiandien būtent mokytojai jūsų dėka. Man matyt, kaip ir Giedriui pasisekė, kad papuolėme į mokytojos rankas, nors tiesą pasakius, aš pati turiu 10 metų vyresnę sesę ir aš puikiai atsimenu, kai sesuo sako, pas mus tokia, mums dėsto mokytoja, bet jau sakė, su mūsų laida jau jinai išeis iš mokyklos ir jau jums tai jos jau nepapuls, tai bet papuolėm ir mes ir dar po mūsų kažkiek papuolė ir labai labai džiaugiamės tuo, kad papuolė, nes ne visi turi mokytojai tokią dovaną ir tokį gebėjimą prakalbinti tuos, kurie tyli, nutildyti tuos, kurie kalba per daug. Jie išmokė mus ne tik tai lietuvių kalbos, mes išmokom lipti ant scenos, deklamuoti, vaidinti, rašyti ir pakurti tam tikroms progoms scenarijus. Jie ir akordeonu grojo, mes šokome ir kanklėm. Pas kitą mokytoją grojau, bet kartu ten komponuodavo į įvairias. Žodžiu, tai buvo mokytoja, matyt, iš didžiosios raidės, taip galima pasakyti, jau taip labai
bet tai buvo mokytoja, kuri tiesiog mylėjo savo darbą, mylėjo mokinius. Ir mokytoja, na ką, lauksim dar vienos knygos 95 gimtadienio progą, matyt, turėsim gal didesnę salę, bus jau tas toks tikras abiturientų vakaras, kur susirinks dar daugiau mūsų visų. Ir ačiū Jums. Pavyksta kartais ir man Jūs aplankyti. Tikrai žaviuosi, kaip galima prisiminti visų vardus, pavardės, atsiverčia sąsiuvinį, sako, čia šito raštas. Na, tokių mokytojų tikrai nėra tiek daug. Bet šitas gėlės šiandien, Kristina, tau. Taip, nes tu irgi dirbi savo darbą, didelį darbą, organizavai visą šitą vakarą. Ačiū tau. Tai yra mano solo draugė. Mes kartu sėdėjom. Mes važinėjom viena iš kitos. Tarp kitko, aš labai trumpai pasistengsiu papasakoti, prisiminiau tokią kuriozinę istoriją irgi iš mokytojos laikų, reiškia lietuvių kalbos pamoka, reikėjo parašyti rašinį. Prieš mane sėdėjo Lina, aš už jos ir žodžiu taip gavosi, mokytoja sako, iš kurios nusirašėt. O tais laikais buvo, reiškia, buvo tokios išleidžiamos abiturientų medalininkų, aukso medalininkų knygos, kur sudėti patys geriausi rašiniai. Ir mums, žodžiu, atiteko tokia tema, reikėjo parašyti rašinį ir mes abidvi turėjom tą knygą, reiškia, tų medalininkų. Kaip ir gražiai nusipiškinom ir paskui, žodžiu, pažymį gavom per pusę. Nu, ir tai būna. O dabar kviečiu pasisakyti Trakų miesto seniūnę Vilmutę, kuri taip pat buvo deklamatorė, mokytojos numylėtinė ir tikrai prašom. Labas vakaras, mokytoja Marija. Labas vakaras visi susirinkę. Tie, kas buvo patekę į mokytojos rankas, tai šie visi, tie mylintis ją ir atėjo. O aš mokytoją prisimenu, kai atėjau į 5 klasę, tai ji nebuvo mano mokytoja, bet aš, kadangi dalyvaudavau įvairiuose renginiuose, tekdavo skaityti eiles, tai mokytoja mane pastebėjo. Ir kažkokiam ten raiškio skaitimo konkurse pasakė, nu šita tai nebloga, dar nelabai, bet nebloga, nes sutikim, mokykloje buvo Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė, Giedrius Arbačiauskas, tie vyresni mokiniai, kurie buvo mums pavyzdžių. O prisiminimas toks, dabar prisiminiau Giedriaus skaitytas ištraukas iš knygos ir mes kažkaip su mokytoja, aš, Darius Kvedaravičius ir Arūnas Tursa važiavom į regioninį raiškio skaitimo konkursą berods į Ignaliną. Mus turėjo vežti ir vežė kultūros rūmų autobusas, toks Pazdzikas, ir jisai pakeliui sugedo. Ir mes, bijodami pavėluoti į tą konkursą, nes mokytoja sakė, ten dalyvaus ir iš Vilniaus, ir iš visur, bet jūs turit parodyti, kad jūs neprastesni, jinai visada sirgo už savo mokinius, visada skatino, visada palaikė. Ir mes balsavom tada, nuvažiavom su ta pakeleivinga mašina ne į tą miestą, nes rusiškai kalbantis žmogus nesuprato, kur mums reikia nuvažiuoti. Mes berods iš Visagino grįžom atgal traukiniu į Ignaliną ir vis tiek spėjom, ir vis tiek pasirodėm, ir vis tiek laimėjom, neatsimenu 1 ten ar 2 vietą, bet buvom laimingi ir traukiniu grįžom atgal į Vilnių. O man teko gal porą metų pas mokytoją pabūti, padraugauti, pabendrauti ir jeigu jūs buvo obuoliukai, tai mes buvom jau katinėliai, o kai buvo blogai, tai buvom katinai. Bet ta draugystė tokia, prisiminimai išliko, man visada širdį, kiekvienas lietuvių kalbos mokytojas yra ypatingai vertas pagarbos, o mokytoja Marija tai yra neeilinė mokytoja ir tai tik įrodo, kiek jos knygos pristatymą ateina žmonių, kuriem rūpi, kurie prisimena, kurie myli. Ir aš noriu perduoti šitas gėles Kristinai, žinau, kad jinai aplankys mokytoją, linkiu sveikatos ir jeigu dar turit noro ir jėgų, tai tikrai linkiu dar vienos knygos. Ačiū.
Mokytoja, gėlės jums rytoj ateinu. Taip, Editai, pamiršau knygelę dar įteikti. O dabar kviečiu, gal dar kažkas nori pasisakyti kažką, tai mokytojai tarti kokį žodelį. Mokytoja būtinai pažiūrės, labai apsidžiaugs. Prašom, prašom. Labas vakaras visiems ir labiausiai ir didžiausias labas vakaras mokytojai. Aš atkeliavau į 9 klasę, tiesiai į gimnazinę klasę, į mokytojos Marijos rankas. Ir pačią pirmą dieną jinai mane išstatė prieš klasę ir sako, iš kokio tu skruzdėlyno. Nes aš buvau iš Vilniaus ir matyt per daug reiškiausi. Tai gerai paminėjo, kad tos vienos pastabos užteko, kad suprasčiau mokytojos tvarką. O toliau, ką aš pirmiausiai pamačiau, tai ne visi mokytojai buvo tokie teisingi, kaip buvo mokytoja, kaip jūs buvot mokytoja iš tikrųjų, Marija. Nes jūsų teisingumą galėjai pamatyti kiekvienam žingsnėje. Ne tik tikrinant kontrolinį darbą, bet ir tariant žodį, išgirstant netinkamą ir pamatant elgesį. Mažos įžvalgos ir trumpi pastebėjai darydavo stebuklus. Manau, kad per jūsų pamokas galėjom gauti maksimumą, todėl kad jūs ne per kontrolę ir ne per baimę valdėt, bet per teisybės jausmą. Ir visi tai jautė ir gerbė. Ir dar noriu pasakyti, kad vienintelis komplimentas, kurį atsimenu iš mokytojų, yra mokytojas Marijos. Ir tai buvo didžiausias mano išgirstas komplimentas, nes jūs buvot man didžiulis autoritetas. Ne tik dėl to, kad kartu važiavom į konkursus, tiek kūrybinius, tiek deklamatorių, bet dėl to, kad kai jūs vieną kartą išdalinat rašinius ir aš savo rašinio negavau, galvojau, dabar jau gausiu pylos, kad kažką ne taip padariau. O mokytojas sako, Aurelija, prisipažink, ar gražu nusirašinėti. Aš visą raudoną sėdžiu, dievagojusi, kad tikrai nenusirašiau. Mokytoja, jokių talmudų neskaičiau, jokių aukso medalininkų. O jinai tada sako, gerai, išduosiu paslaptį. Tu nusirašei nuo manęs. Iš tikrųjų negalėjau kalbėti visą dieną, tik tai po pamokų priėjau ir apkabinau mokytoją ir sakau, didesnio komplimento ir gražesnio įvertinimo, tai neįmanoma įvertinti pažymių. Reiškia, tai buvo sielos bendrystė. Tai mokytoja, žinokit, kad jūs tą sielos bendrystę įdėgėt 100 mokinių ir to neįmanoma nei žodžiais išreikšti ir to neįmanoma pamiršti. Jūsų žvilgsnio, jūsų meilės, jūsų mielų pastabų ir jūsų teisybės jausmo. Ačiū Jums už tai. Net susigraudinau iš tikrųjų, beklausant, noriu pasakyti, kad mokytoja išmokė mus jausti, pajausti, tiesiog mylėti, būti tikram, atviram, nebijoti būti savimi. Nebijoti būti savimi. Šiais laikais labai daug kas bijo būti savimi. O mes kažkaip tai nebijojom. Ir po šiai dienai nebijom. Kviečiu dar, jeigu yra norinčių, gal kas nors nori dar kokį žodį tarti. O, Aivaras, mūsų obuoliukas, va čia tai aukso obuolys visas. Sveiki visi. Galvoju kalbėti ar nekalbėti, jau daug kas kalbėjo, daug ką pasakė, bet kaip taip gražiai parašo apie tave, tai kažkaip ir jau privalai ateiti porą žodžių tarti. Nežinau, svarbiausia turbūt, kad mes visi džiaugiamės, kad mokytoja dar yra ar šalia, ar toliau. Taip jau atsitiko, kad pradėjau dirbti mokykloje, dirbau mokytoju, anglų kalbos mokytoju, bet vis tiek mokau ir kalbėti, ir rašyti, ir žodžių, ir mokytoją gana dažnai prisimenu, kad nebūtų taip graudu, kaip Kristina sakė. Tai aš turbūt labai dažnai prisimenu ne tik tuos tokius jautrius momentus, žmogiškus, humaniškus, bet kai mokytoja mus ir auklėdavo. Ir dažnai mokykloje netgi prisimenu 3 veiksmažodžius, kur pasako, ką su jumis reikia padaryti. Gal tik vieną pamoką pasakė, kai buvo užsiūtas, bet pasakė taip riebiai, kad kai aš labai supykstu mokyklą irgi pasakau kolegom tuos 3 veiksmažodžius, ką reikia su kai kuo padaryti ir sakau, čia mūsų auklėtoja pasakė ir buvo labai teisi.
Tai aš jau nesakysiu, mokytojas žino, linkėjimai. O ką dar pasakyti, turbūt tas svarbiausias mokytos bruožas buvo turbūt tas tikėjimas žmogumi, tikėjimas vaikų gabumais, nes aš pats tos rašinius nemanau, kad jau ten super labai gerai rašiau, bet mokytojas sakė, kad gerai ir skatino mus visus ir daug konkursų laimėjom. O kai dariau intelekto testą universiteto pirmam turbūt kokiam kurse, tai man psichologija pasakė, jūsų kalbos logika sutrikus. O galvoju, dieve, įstojau žurnalistiką, čia kalbinis išsilavinimas, eilėraščiai, rašiniai, kalbos logika sutrikus. Sako, bet matematikų jums turėtų sektis tiksliai mokslai. Tai toks lengvas šokas buvo, bet toliau dirbu mokykloje, mokau kalbos. Tai dar kartą ačiū mokytojai, tikiuosi, kad aplankysim rytoj, nors labai norisi šiandien, vos nepabėgau po 10 minučių renginio. Nes kažkaip jau jauti, kad tiesiog reikia ateiti ir aplankyti. Ir sveikatos jums, ištvermės, viso ko geriausio. Ačiū. Na, išdrįskite, kas dar nori, bet bijo. Išdrįskite, nes tas laikas labai greitai kapsi. Tuomet negaliu pabaigti renginio nepadėkojus, ar ne? Nors gal netgi vieną eilėraštį paskaitysiu išeinant, tarp kitko visai į temą, eilėraštį tą, kurį kažkada deklamavau skaitovų konkurse. Ir jisai, manau, kad visai dabar gal ir tinka. Prieš išį. Mintinai jau dabar bijau deklamuoti, pasimsiu paruoštuką. Jeigu aktoriai gali sau leisti žiūrėti į knygą, kuo aš prastesnė? Jo, šį eilėraštį kažkada deklamavau, kai man buvo 17, gal 16 metų, bet, kaip sakiau, mokytoja mokėjo prakalbinti širdį, taip pat pabandysiu prisiminti. Jonas Jakštas, aš tave matau. Tyla. Vis bręsta į mane šaknis suleidus, tačiau staiga iš saulės ir lietaus išnyra. Priartėja tavo veidas, kur tu bebūtum, aš tave matau. Aš nežinau, kiek savo atminties muziejos tu saugai džiaugsmo, liūdesio graudaus, bet mano akise nei augi, nei mažėji. Kol kas gana, kad aš tave matau. Tu nors trumpam juokais jauki mano gruodą. Prie laikinumo aš jau pripratau. O žodžiai, kas? Jie žeidžia, žemina, išduoda. Todėl tyliu, juk aš tave matau. Rankas paspaudę vėl išeisime į tylą. Ko palinkėti, kad gera liktų tau? Gyvenime juk viskas. Dūžta, sudega, sudyla, o aš tave matau. Girdi? Matau. Ačiū. Tai va, ačiū Jums visiems labai, bet ypatingą ačiū noriu tarti bibliotekos kolegėms, be jų aš būčiau kaip be rankų. Savo klasės draugams, aukso obuolukams, ypač Jūratei ir Rūtai. Rūtai už tekstų surinkimą, korektūrą, redagavimą, už pagalbą mokytojai, leidžiant visas šias parašytas knygas. Jūratei už betarpišką draugystę, visokiojopą pagalbą net tuomet, kai operatoriumi Kipsu teko padirbėti pirmą kartą. Ir beprotiškai esu dėkinga iš tikrųjų visiems žmonėms geros valios, geros širdies žmonėms sutiktiems ir leidėjas, būtent Homo Liber direktorius Vilius Gužauskas buvo irgi kažkoks ypatingas, turbūt mažai tokių žmonių yra, kurie iš idėjos, tiesiog iš idėjos sutiktų dirbti be honoraro. Ačiū, Viliu.
Ir beje, be abejo, mūsų visų nuoširdžiams, liežuvis pinas atleiskit, visų nuoširdžiam bičiuliui, niekada nesakančiam žodžių ne, visą laiką atsiliepiančiam kaip šauki mūsų mylimam aktoriui Giedriui Arbačiauskui. Ir kaip mes galėtume, Giedriau, tavęs nemylėti. Ačiū visiems, kad buvote. Mokytoja labai nuoširdžiai prašė visus pavaišinti šakočių, kava ir saldainiais. Juos įdavė mums, įbruko su Jūrate pinigėlius ir liepė jūs būtinai pavaišinti. Todėl, kad čia ne biblioteka vaišina, čia vaišina mokytoja Marija. Ir todėl kviečiu nepabėgti, o pasivaišinti mokytojas šakočių, saldainiais ir kavos arbata. Gerą vakarą ir iki. Buvo renkamas gražiausias lietuviškas žodis. Ir tas žodis yra ačiū. Jo rašyba ypatinga. Jo turinys ypatingas. Ačiū Jums, mokytoja. Didelis nuoširdus ačiū. Ir pabaigai norėčiau paskaityti eilėraštį, kurį parašė mokytojas. Vertėjas poetas Vaclovas Šiugždinis. Sakė, man didžiausias titulas, kai mane vadina ne poetu, ne maestro, nors ir taip vadindavo, bet pavadindavo mokytoju. Mes ėjom. Mes visą gyvenimą ėjom ir ėjom per žemę kartu su savo žmonom, savo saulėmis ir šunimis. Dainavome, žaidėme, gėrėme gaivų trykštantį vandenį iš jau prabėgusių amžių gelmės. Popiečio metui atėjus, akimirkai mes sustojom ir pažiūrėjom giliai, atidžiai kits kitam į akis. Ir iš krūtinės į laisvę išskrido drugelis. Jis pasirodė baltesnis esąs už pačią balčiausią vyšnių šakelę, pačiam pakrašty. Žinojom, kad jam nelemta užgesti. Kad baltas, toks baltas. Nežino jisai, kiek gabens vikšrų savyje. Vos temti pradėjus užkūrėme laužą ir giesmę užtraukėm. Ugnie! Skaisčioji ugnie, sausolių šakų negailėk. Ugnie, skaisčioji ugnie, tik tai pelenais nepavirsk. Ugnie, skaisčioji ugnie, liepsnok. Ir apie gyvenimą mums degdama kalbėk. Visą gyvenimą apie gyvenimą kalbam. Jam imam už rankų ir žiūrime jam į akis, kurios žvelgia į mus. Ir jei visą tai, kas masina mūsų amžinai, tai magnetas. Ir jei visą tai, kas mus skaudžiai baudžia, tai blogis, patyrėm gerai. Ir jeigu apie gyvenimą kalbam, jam imam už rankų ir einam jo paukščių link, ir jeigu be priekaišto netgi mažiausio išlydina tuos jo paukščius iškeliaujančius, tai tikrai mes dar esame žmonės gerosios kartos. Ačiū.